Nori kurti bairius kaip profesionalus stand-up komikas? Egzistuoja klasikinė pokšto struktūra, kuri gali padėti. Ją sudaro dvi pagrindinės dalys. Pradžioje rimtas pasiruošimas ir netikėta juokinga pabaiga. Paimkim Vitos Žibo pavyzdį. Kitas dalykas, kas labai suerzino, Bolto kurjeriai. Eina savo, dabargi galima gėlių užsakyti. Aš sakiau babai gėlių. Ir atrodo normaliai. Viską, jiems gali parašyti, viską. Normaliai prašiau, kur nueit, pasukt, padėt, nunešti, visą kitą. Vis tiek net to kapą nunešė. Kulminacija yra pabaiga su kapu, o visas vedimas iki to – pokšto pasiruošimas. Pasiruošimo dalį sudaro 3 elementai. Pirma – pasakoma tema. Šiuo atveju – Bolto kurjeriai. Kartu pasakomas komiko požiūris į temą, kas dažnai išreiškiama žodžiais, kad tai stebina, erzina, kvaila ir panašiai. Ir galiausiai seka pagrindinis dėstymas, kur išsakomos priežastys, kodėl būtent ta tema yra erzinanti ar stebinanti. Kaip ir pastebėjote, temos dažnai būna kuo labiau gyvenamiškos, kad kuo daugiau žmonių galėtų su tuo tapatintis ir sekti mintį. Taip pat visa ši dalis yra kuo rimčiausia ir logiška, kad sukurtų kuo didesnį kontrastą su netikėta pabaiga. Galimos 3 pagrindinės strategijos pabaigai, bet visos jos remiasi tuo pačiu, jo klausytojas yra nustebinamas. Jis nuosekliai klausėsi, sekė mintį ir jau dėliojasi galimus scenarius galvoje, tačiau pabaiga yra jam netikėta. Kaip ir šiuo atveju apie kapą, naudojamas netikėtas istorijos posūkis. Beje, jis turi būti netikėtas, bet vis dar logiškas. Jei būtų pabaigtas sakiniu ir močiutė tapo zombiu, tai vis dar būtų netikėta, bet vietoj juoko visi tiesiog suktų galvas, bandydami suprasti, kas turėtų omeny ir kodėl. Vienas paprasčiausių būdų sukurti netikėtą posūkį yra daiktų vardinimas. Pirmi 2 jau sukuria prognozuojamą seką, o trečiasis, būdamas netinkantis, nustebina. Pavyzdžiui. Visos mokyklos yra pavadintos kažkokių žymių žmonių vardais. Pavyzdžiui, Vilniuje, ne? Karaliaus Mindaugo mokykla, Salomėjos Nėries gimnazija, Naujininkų vidurinė. Antroji strategija būtų vaidyba. Čia kai komikas pradeda vaizduoti savo personažus, daro balsus, akcentus, vaizduoja skirtingas manieras. Ir dar kažkokia profesija, kur žmonės ateina prie tavęs ir bando tavo darbą su tavim dirbti. Aš nemanau, kad prie kokio Prūsaičio ateina žmonės tokie, gal galim nusifotkinti su tavim, tu manęs nepažįsti, kodėl nuėjai. Tai glaudžiai susiję su trečiaja strategija – sulyginimu. Tikslas yra sugretinti 2 iš pažiūros skirtingus dalykus, randant tarp jų bendrumo, ką akcentuoja dažnai ir seka vaidyba. Mes einam su baba taip per kapinę sudėtinga, kaip su mergina praeit pro, žinot, tas Akropolį, juvelyrikos saleles. Mes einam, atsilieka baba, žiūriu, baba jau prie ankapio, jinai matuojas kažką, nu kaip babai tiktų. Nežinau, ūkį ten, žiūri ten, marmuras labai babai, labai. Užtvirtinimui pažiūrėkim dar vieną Vitos Žibo pokštą ir pasekim naudojamus elementus. Nes aš turiu labai keistą ryšį su vaikais, labai keistą ryšį. Aš juos laikau suaugusiais žmonėm. Nežinau, man jų nuomonė svarbi. Nesenai buvau parduotuvėje saldainių skyriui, ir buvo motina su vaiku. Ir vaikas ten rodo saldainius ir motina vapšė nekreipė dėmesio, visiškai nekreipė. Ir aš susinervinau, aš priėjau prie jo, sakau, nu parodyk savo mėgstamiausias. Jis parodė vienus, kitus, aš paėmiau tų 2 pakelius, pasidengiu prie jo, sakau, ačiū už rekomendaciją. Ir nuėjau prie kasos.